Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Šiandien laidoje pažintis su šunimi, kuris ėda plastiliną ir auskarus. Kokia gėda! Žiūri mane į Atą ir į Ato pasturgai. Kodėl padugnė ir žąsinas yra geriausias komplimentas mylimam Kliviečkų šuniui Atui. Davė dešrytę, paėmė dešrytę, suėdė, bandė paglostyti, kando. O taip pat detektyvinė rubrika Švaros reidas. Prašau, ponė, ar galite stabtelt? Negalite, o sakykit, šuniukų ekskrementam turit maišelį? Taigi susipažinkite. BTV televizijos laidos Sąmokslo teorija vedėjas Arnas Kliviečka su savo mylima žmona Ramune ir dukra Arne. Štai jie laimingi ir linksmi. Oi, palaukite. Manau, kad aš kažką svarbaus pamiršau. Pabandom dar kartą. Arne, ar tu turi brolį arba sesę? Taip, mano brolis Atas. Ar nesako, turiu brolį? O tu kas mano brolis? Štai, pasirodo, pamiršome svarbiausią laidos herojų – cvergpinčerį Atą. Jeigu jums pasirodė, kad matote dobermaną, tik jis kažkodėl labai mažas, neišsigąskite, jums nesivaidena, nes taip ir yra. Cvergpinčeriai yra dobermanų kopijos. Na, tokie, kaip čia pasakius, beveik klonai. Taigi, žmonės, mėgstantys dobermanus, bet negalintys jų laikyti dėl dydžio, renkasi cvergpinčerius – sumažintas dobermanų kopijas. Praeityje, seniai, prieš kokius 15 metų, kai dar buvo užkietėjęs vienišius ir nepažinojo Ramunės, Arnas augino dobermaną Ardį. Mes su juo 12,5 metų išgyvenom. Pirmus 7 metus, tai ne 7, 5 metus iš viso dviese, du vyrai, reiškia. Bet kada ten rašo apie dobermanus, kad ten psichiškai nestabilų šunys, durni, kvaili ir taip toliau, tai aš pasakyčiau, kiekvienam galėčiau spjauti veidą, nes tai yra didžiausia nesąmonė. Tai buvo fantastiško proto šuva, fantastiško gudrumo. Jisai lodavo, nieko. Nu, jis tiesiog iš karto, jeigu jau kas, tai iš karto puldavo ir draskydavo. Va, toks. Bet mes su juo sugyvenom puikiai sugyvenom. 5 metus Arnas ir Ardis pragyveno dviese, kol Arno Kliviečkos gyvenime atsirado mylima mergina. Tuomet ir prasidėjo. Ardis baisiai pavydėjo, kad šeimininkas turi kitą meilės objektą. O to pavydo graužiamas Ramunė yra net apkandžiojęs. Aš prisimenu, kai Ramunė tik atvažiavo gyventi į Vilnių, tai jis net yra ir Ramunė apkandžioja. Ir tu vadini jį vis tiek amžinai matilsi protingų šunimi, tai už ką jis ją apkandžioja? Ir tu neįsivaizduoji, jis paprasčiausia atėjo į mūsų gyvenimą naujas narys. 2 vyriškių. Jo, naujas narys. Ir jisai iškart pajuto, kad kažkas tai va tokio, žinai, jo. Ir jisai, ir pavyzdžiui, namuose, jeigu būdavom 3 namuose, tai Ramunei viskas tvarkojo, jis ją ir mylėjo, nes jisai žinojo, kad namuose jisai gali gauti iš jo sausainį, sūrio gabaliuką, duonos. Ta prasme, jisai visą ją akceptavo, priimdavo. Bet jeigu mes išeidavom į kiemą, Ramunė neegzistuoja. Jinai gali šaukti, gali turėti sausainį rankos, jis neprieis. Bet toks buvo šuo. Užtekdavo man pasižiūrėti ir pasakyti, Ardi, stovi vietoje, šalia. Visgi šuneliui teko susitaikyti su tuo, kad Ramunė niekur nedings. Įsimylėjėliai sukūrė šeimą, o gimus jų 2 kūdikiui, protingasis dobermanas tapo uoliausiu pagalbininku, auginant vaiką. Kai gimė Arnė, aš nemačiau protingesnių šuns. Jis jau buvo senas, taip, bet, pavyzdžiui, Arnė miega balkone, vežimėlyje. Ir jisai miega balkone, kartu su ja. Ramunė kitam kambarį tenai, Facebooką, Skype'ą ten ar internete naršo. Ir staiga taip, arba aš ten irgi kitam kambarį prie kompiuterio ten kokį žaidimuką žaidžiu. Ir staiga aš atsisuku ir matau
tarp durys stovi Ardis. Ir aš sakau, viskas tvarkoj, eik miegot. Jis neina, stovi ir žiūri į tave. Ir tada jau aiškiai supranti, kad atsibudo Arnė. Tada eini į balkoną, pasiemi Arnę ir tada jisai nusiramina, nueina į savo guolį ir vėl toliau miega. Po reklamos žiūrėkite. Pažintis su šunimi, kuris ėda plastiliną ir auskarus. Kokia gėda! O žiūri mane, į Atą ir į Ato pasturgai. Kodėl padugnė ir žąsinas yra geriausias komplimentas mylimam Kliviečkų šuniui Atui. Davė dešrytę, paėmė dešrytę, suėdė, bandė paglosti, kando. O taip pat detektyvinė rubrika Švaros reidas. Prašau, ponė, ar galite stabtelti? Negalite, o sakykit, šuniukų ekskrementam turit maišelį? Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Nesunku įsivaizduoti, kaip Arnui Kliviečkai skaudėjo širdį, kai jo mylimas šuo paseno ir teko su juo atsisveikinti. O buvo birželio pradžia, labai šilta. Ir žinai, jisai guli ir girdisi. Jis dūsta. Suprantis, nebeprakrapuoja, renkasi vandenį, širdies nepakankamumas. Tada aš įsikviečiau tokį labai šaunų veterinarą, Ramūną. Jisai apžiūrėjo jį, paklausė širdį, sako, Arnai, sako, mes galim jį prikelt, galim vėl injekcijas, vėl kainuos milžiniški pinigai. Bet sako, čia bus šuns kankinimas. Sako, konkrečiai. Bus konkrečiai šuns kankinimas, kadangi sako, viskas jam. Ir sako, ir garantijos jokios nėra. Sako, aš tau nieko nesiūlau, tu apsispręsk. Ir aš parą aš buvau su juo. Ir žinai, ir tą naktį jisai neduso. Ir aš išsigandau, aš pradėjau vaikščioti ir žiūrėti, ar jis dar begyvas. O jisai, aš užeinu į jo tą kambariuką, jis galvą pakelia, žinai, tipo viskas tvarkoj tėvui. Atsikėlėm ryte, išėjom, vis tiek. Žinai, pamyšt, atsiprašau, šikt, šuo nemoka ant tualeto, žinai. Mes eidavom. Ir aš jau matau, kad jis sunkiai benulipa iš antro aukšto. Jam jau pinasi kojos. Mes išėjom pasivaikščioti, jis praeina tris reiškia žingsnius ir vėl. Žinai, dūsta. Ir akis ašaroja ir į mane žiūri, žinai, aš jo negaliu tempti. Mes grįžom ir aš sakau Ramūnai, žinai, sakau, migdom. Aš paskambinau tam Ramūnai. Ramūnai, atrodo Ramūnas tikriausiai. Sakau, būk žmogus, tu nesivilk chalatą. Nes išsigastų. Jo, kad nestresuotų šuo. Ramūnas atvažiavo su to savo čia medanėliu. Šiaip, pavyzdžiui, pas mane į namus nieks neįėjo. Kol buvo Ardis. Absoliučiai. Ir jis taip labai ramiai, žinok, atsigulė, padėjo man galvą ant rankų. Nepatikėsi, visi galvos skiedžia Kliviečką. Neskiedžiu. Visą tiesą sakau. Padėjo galvą ant rankų. Jam suleido vaistus ir jis visą laiką taip žiūrėjo į mane. Žiūrėjo. Kai Ardis iškeliavo į šunų rojų, Kliviečka verkė 2 dienas. Visgi skausmui atlėgus suprato, kad turės dar vieną šunį. Taip Kliviečkų namuose atsirado cvergpinčeris Atas. Ir paskui užaugo dukra ir jai labai tie, žinai, vaikui gyvuliukai, tie. Ramūnė norėjo ten kažkokį tokį plaukuotą, nežinau kokį. O aš pas vienus draugus pamačiau tokio žąsino analogą. Aš supratau, kad tai yra Dobermanas. 5 kartus sumažintas, bet tai yra Dobermanas. Ir mes jį nusipirkom, šitą ciucą. Jis yra cvergpinčeris. Ir kaip būtų įdomu, praėjus metams, mes su Ramūne pastebėjom, kad jis elgėsi lygiai taip pat kaip Ardis. Vienas prie vieno. Jis kambariuose guli tose pačiose vietose. Jisai eina, nepatikės, jisai lengvinasi ten pat, kur lengvindavosi Ardis. Jo veido mimikos tokios, jo užsispyrimas, jo charakteris, jis pats.
keistai. Ir aš sakau, Ramunė, sakau, aš manau, kad grįžo Arnis. Grįžo. Ir tu taip jauties, kad grįžo, kad čia tikrai, kad tu ne tik fiziškai panašų nusipirkai šunį, bet ir kažkokia kaip dvasia kažkokia, ne? Jo, yra dvasia. Jeigu šuniukai turi tą dvasę. Tik tai šitas, aišku, yra trigubai didesnis padugnė. Žinai, kaip mes jį vadinam? Žuliku. Nagi pažiūrėkime, ką apie šiuos grakščius cvergpinčerius byloja šunų enciklopedijos. Cvergpinčeris su dobermanu priešingai nei kiti mano neturi nieko bendro. Tai net senesnė veislė už dobermaną. Tiesa, jos abi kilusios iš Vokietijos. Nedidelio ūgio, kompaktiškas, gyvas, savimi pasitikintis, susivaldantis šuo. Nepaprastai atsidavęs, atkaklus, gyvybingas, judrus, sutarė su vaikais ir kitais šunimis, tačiau su nepažįstamaisiais atsargus. Itin lengvai dresuojamas, būsite nustebinti, kaip greitai šuo jų supranta ir paklūsta. Puikus sargas, prisitaiko prie šeimininko gyvenimo būdo. Jei jūs aktyvus, šuo bus puikus kompanionas kelionėse, išvykose. Jei mėgstate patinginiauti, šuo ramiai miegos greta. Na, labai graži charakteristika, o ką Arnas Klivečka gražaus papasakos mums apie savo mylimą augintinį. Tik neišsigąskite išgirdę žodžius padugnė, žąsinas ir žulikas. Arnas taip meiliai vadina savo Atą todėl, kad šis yra baisiai pasiutęs, bet vis tiek labai mylimas Klivečkų šeimoje. Kokio yra charakterio Šalta? Bjauraus. Įsivaizduoji, jisai ateina į kambarį, jisai žiūri, ką čia pridirbti. Ja, kiekvieną sekundę. Jeigu ar neturi kokį nors sausainį arba saldainį, jeigu mes nematysim, jisai atims. Jisai atima. Ir buvo toks variantas. Girdim šaukia. Jo. Mama, atukas valgo. Atvažiavo vieną kartą Ramunės tėvai. Mergaitės nuėjo ten į kambarį kažką pasižiūrėti. Sesės reikia. Pabūkė. Žinok. Sesė čia. Jo. Nuėjo į kambarį, mes su Uošviu nuėjom parūkyti. O stalas ten, žinai, šlaunelių, kažkokių dar kažko, vis tiek pavalgyti, žinai. Aš berūkydamas atsisuku, o jis ant stalas svolačius. Bet ne ant kėdės, o jau ant stalo. Suizduoji? Ėda. Bet tai varo. Tu žinok, pribėgau su tapke, tiek nulupiau, cypė apsiverkė, nubėgo į savo guolį, susiraitė viskas, tyliau vandens. Grįžtu, nes cigaretė dega balkonė. Ir sakau, Kazį, sakau, Uošvi, Ramunės tėtis, Kazį, sakau, pamatys, 3 sekundės, jis vėl bus ant stalo. Aš tik uždariau duris balkono, pridariau, va tokį tarpelį palikau. Žiūris, bolačius atsėlina, pasižiūrėjo iš už kampo, tėvas balkonė ir žinok, bėgti ant to stalo. Dzintas, skausmas, aš kentėsiu viską, bet tą minutę pavalgysiu. Taigi, kaip jau supratote, Atas, nepaisydamas draudimų, rizikuodamas užsitraukti šeimininkų rūstybę, drebėdamas iš baimės ir noro iškrėsti šunybę, vis tiek griebė nuo stalo viską, kas primena maistą, net jei tas maistas šuniui ir neskanus. Viską, kas papuola, nors ir svogūnus. Jam tas pats. Ai, ta prasme, net nesvarbu, kas nepadėtų. Svarbu padaryti, kaip negalima. Jo, ir svarbiausia, žinok, jisai žino, kad jis gaus lup. Ir gaus stipriai lup. Nimk tą kapišoną, tėtį. Nimk, dabar nebėrta. Nebelyja. Ir žino, kad gaus stipriai lupt. Cypia, šaukia ir vis tiek savo daro. Liūtas, sakyk, aš esu. Atas, nors ir mažas, nepasikuklina ir įkasti svetimam žmogui. Nepadeda nei giminystės ryšiai, nei draugiški į namus užsukusių svečių skanėstai nuo vaišių stalo, bandant pelnyti Ato simpatijas. Ir pavyzdžiui, yra tikras šuo. Ateina, važiuoju, draugai, svečių. Viskas. Tu žinok, jisai pusę valandos los. Jisai neprisileis svetimo ant rankų. Jis neprisileis svetimo ant rankų. Visą laiką, bet supranti, jisai loja ne iš baimės, o jis pasišiaušęs visas. Pasišiaušęs, kaip tikro dobermano. Tai reiškia savo namus. Taip. Visiškai svetimų nėra. Tai pavyzdžiui, pusę valandos praeina. Apsiramina. Vaikšto. Bet jeigu išėjom parūkyt, arba Edita į tualetą, išeina, jis vėl tik čia. Račas Artūras. Sėdėjom, tik čerką darėm, žinai, su račiais. Ir tas tenai.
Toks irgi padugnė, aš sakau. Užsilips tau, jeigu tu sėdėsi prie stalas kokiam dešrytėm. Va taip žiūrės, žinai, tu vos ne ašarai išspaudžia svolačius. Račas. Davė dešrytę. Paėmė dešrytę. Suėdė. Bandė paglostyti. Kando. Supranti, dešra gerai. Bet neliesk. A tai. Čia tikrai šos, sakyk, aš ne katinas. Jo. Naglas klausyti. Bet namuose labai mylus. Meilės reikia. Kai trysia, viskas. Pats paprašo, kad žydinį užkurtumėm. Prieina su rankytėm taip pakas. Jo, žiemą. Užkurkit. Jam tipo šalta, jis ateina, atsistoja, taip atsiremia į tas, žinai, žinimą ir žiūri. Kasa. Jo, kaso. Maždaug tėvai. Davai, žydinį užkurk. Tai ar... O gal jam gražu? Gal... Ne, jis iš karto va taip, aukštyn papais ir va taip. Tai ar ne padugnė? Klivečkų dukra Arnė buvo vos metukų, kai namie atsirado Atas. Taigi Ramunė Klivečkienei teko rūpintis iškart 2 mažyliais, vaiku ir šunimi. Mes kai parsivežė matuką, aš Arniai nuėmiau pampersus. Ir buvo sausio mėnuo. Neįsivaizduoju. Vienas pašyko, kitas pašyko. Vienas prisisisiojo, kitas jau balytė žiūriu. Tai 2 mėnesius. Tu įgyjai antrą kūdikį, antrą vaiką. Taip. Ir abu be pampersų. O jo valydavai balas. Taip, ištisai. 2 mėnesius va tai buvo. Paskui jau vienas nustojo, po truputį jau ant puodų prašytis pradėjo ir kitas į lauką pradėjo. Kaip ir galima buvo tikėtis, šiandien Klivečkų dukra Arnė ir Atas yra geriausi draugai. Jau girdėjote, kad Arnė šuniuką vadina savo broliu, o šis atsidėkodamas mažai šeimininkai už tokią meilę, ištikimai jai tarnauja ir saugo. Na, kaipgi sutarė Arnė ir Labai gerai. Atas? Labai gerai. Jisai, jeigu, pavyzdžiui, mes išeinam 3, jisai visą laiką turi matyti Arnę. Jo, Arnė tai žinok viskas yra. Jeigu Arnį jau bandai per užpakalę, per rankytę, va taip suduoti, jau va ausis jam iš karto. Atvažiavo Ramunės sesuo su dukrytė. Tai dukrytei, kiek 6 metai. Praeitais metais, 5 buvo. Ir jinai Arnę stumtelė ir tas jai kando. Nu, bet ten neįkando, grybštelė. Nu, kiek čia gali įkas, pažiūrėk, kokį čia. Bet jau Arnė kaip saugo. Jo, ir grybštelė. Nors ir labai myli savo mažąją šeimininkę Arnę, cverkpinčeris Atas, kai tik pasiseka, vis nugvelbia ir suėda Arnės plastiliną. Dėl tokio šuns pomėgio Arnui Klivečkai nekartą teko raudonuoti. Jam smagiausias dalykas yra tai Arnės plastelinai. Jo, Arnės plastelinas tai yra, žinok, Šį vieną kartą... Kartu prieš 2 savaitės dėžutę plastelino, tai gal va toks gabaliukus dalykas. Suryja? Suryja, žinok. Ir kas yra įdomiausia? Bet gerai, kad jis iš daržovių padarytas. Iš daržovių atliekų, tas plastelinas, jo, nu tai žinai. O vieną rytą, žinai, išeinam ir eina žmogus pro šalį. O tas susirietęs, supranti, kakulį daro. Ir žalias kakulis lenda. Plastelinas ar nesalotinis? Kokia gėda! Taip žmogus žiūri į mane, į Atą ir į Ato pasturgai. Ir žinai, aš taip įsivaizduoju, ką aš galvočiau eidamas. Ir kuo tas šeimininkas tą šunį šeria? Salotom. Nu, žalias, bet toks žinok. Tai ekologiškai, vadinasi, labai gyvenat, kad nes šuniukas žaliai kakoja. Dėl savo pomėgio graužti ir ryti ne tik plastiliną, bet ir vertingus daiktus, Atas, likęs vienas ar naktį, turi nešioti antsnukį. Na, čia dėl jo paties saugumo, kad neprisirytų kokiu nors nesuvirškinamų daiktų. Nu jau žinok, kai pradėjo batus valgyti. Nes, pavyzdžiui, nuvažiavom praeitaisiais metais į šventą. Ne, tuos 2 batus, kurie man 3 poras, 2 Ramunės, vienas mano, bet man jie žiauriai nepatiko, dėl to aš ant jo nepykau. Bet gavo lup profilaktiškai. O kodėl Ramunės, atsiprašau, to nepatiko batai? Na, ten buvo baisus pagal modelį. Žinai, buki. Tai supranti? Sako, vat gerai, kad suvalgė dėl savęs, dėl viena kitos, ne dėl vyro. Bet vyras nori, kad puoštųsi jam. Tai čia 2 skirtingi dalykai lygiai. Čia net nekvestionuojamas daiktas. Bet kai praeitą vasarą nuvažiavom į šventą ir palikom šitą brūdą, į paplūdimį nesivesi. Paprasčiausiai egzistuoja tam tikros moralės normos. Ir kai aš grįžau ir jisai sugraužęs Ramunės auskarus, kuriuos aš padovanojau per gimtadienį jos Liepos 9 dieną. Svarovskiukai, tai nebrangus, bet vis tiek. Ir sugraužęs mano tapkes, kurias užsidėjau 3 kartus. Cizai. Ragas. Na, žinok, jau tada pasiutam.
Ir draugai sako, ko jūs ansnukių nenupirka, o mes nežinom, kad yra tokių brezentinių, žinai, ir kad tokiam mažam, sakom, negi yra, tokiem gigantam yra ansnukiai, yra pasirodo. Nupirkom ir dabar žiūrėk, nori kepurės. Tu man žiūrėk. Cverkpinčeris Atas yra judrus šuo, taigi jis yra ir asmeninis Arno Klivečkos treneris, nes su savo šeimininku kasdien smagiai pasivaikščioja ir pasimankština. Man dar labai patinka vaikščioti. Mes kiekvieną rytą su juo praeinam 5 kilometrus. Ten reiškia, pas mūsų draugus toksai yra, toks pat. Lygina paliegė viską. Ateini, užsiriopš ant rankų, jam svetimas, nesvetimas. Kaip kačiukas. Čia šuo. Aišku, čia irgi ne šuo, degtukų dėžutė. Šuo čia mūsų. Tai Arnai, jis yra tavo asmeninis treneris, aš taip suprantu, nes ar tu specialiai sportuoji kažkokį? Ne. Jeigu tu kiekvieną dieną... Ne, supranti kaip yra. Mes įpratom vaikščioti su Arčiu, amžinatis. Kadangi didelis šuo, ilgos kojos, jam paprasčiausia reikėjo. Nes kada didelis šuo, ilgos kojos, išsivysto rachitas. Ir nori, nenori, turėjai. Va. O su šituo, reiškia, aš pasišnekėjau su, reiškia, kinologais, jis sakau, aš mėgstu vaikščioti. O jis sako, neturėsi jokių problemų. Na ir pabaigai pasakykite dar mūsų žiūrovams, kam reikalingas naminis gyvūnas. Ypač toks, kuris suėda auskarus, plastiliną, apkandžioja svečius ir giminaičius. Ką iš tikrųjų, kad šuo duoda šeimai? Jūs esate šeima iš tikrųjų, kad jūs ar ne? Šilumą namuose. Gyvybė galbūt. Gyvybė. Ryšį kažkokį, tai pavyzdžiui, ten pasiginčia manęs ar man vis tiek ten tas šuo pribėga, ten tu mano, ir iš karto kontaktas atsiranda. Toks susitaikymo kaip ir objektas. Labai faina. Ir šiaip, pavyzdžiui, vaikui atsakomybės reikalas. Dabar jinai, žinai, dar leliukas yra. Taip, ten po dažnai, ateik, tu mano meilė, ir taip užausyčia. O žinok, jisai nuo jos tepas lydės. O jisai, žinok, kiek galėdamas. Jisai suvokia, kad jį tūsys, niurkis ir jis tepas lydės. Jam reikia ar ne žaislų. Jo. Ar ne žaislų, o šiandien Simba žiūriu nešasi. Tai ačiū Jums, mėly Klivečkos, už interviu. Mums jau laikas į švaros reidą. Pažiūrėsime, ar Vilniečiai tvarkingai elgiasi išvedę pavežioti savo mylimus augintinius. Atsiprašau, ponė, ar galite stabtelt? Negalite, o sakykit, šuniukų ekskrementam turit maišelį? Ar galite parodyti, nes jūsų... Ačiū labai, tai kodėl jūs bėga? Taigi mes norim pašnekėti apie šuniukus. Mes iš laidos Duok Labas apie gyvūnus ir stabdom žmonės su šunimis ir klausiam, ar turite maišelį šunų ekskrementams susirinknėk. Tai sakykit, ar renkat šito gražuolio kakučius? Neturiu. Neturit. Ką daryt, kaip man jūs dabar sugėdint? Vis planuoju nusipirkti, bet... Žinokit, nieko nereikia pirkti. Paprastą maišelį permatomą iš bet kurio prekybos centro pasiemat ir ranką įkišat ir susirenkat. Nu va, pamoka. Tai koks vardas jūsų šuniuko? Guzas. Guzas. Tai Guzai kitą kartą keisit pasivaikščiot, primink šeimininkai, kad pasimtų paprastą maišelį nuo bet ko. Tai va, aš taip ir maniau, kad tų mažų šuniukų sakys, aš tikiu, žinokit, bet vis tiek turim kažkaip vieningi būti, ar ne, netgi tie, kurie labai mažai daro. Tai gerą pasivaikščiojimą ir kitą kartą pasiimkit, gerai? Gerai, sėkmės. Labą dieną. Ar turit šuniukų ekskrementą maišelį, sakykit? Taip, išvedėm ką tik. O, labai gerai. Ir turit parodyti, ar ne? Norit pažiūrėti? Noriu būtinai. Tik nenoriu labai trukdyti jūsų, kad jau taip sportuojat. Tad dėkui, gerbiami šeimininkai, už jūsų sąmoningumą ir aukštą šunelių vedžiojimo kultūrą. Pasimatysime po savaitės, būkit sveiki ir linksmi, iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.